Labą dieną, aš esu Kristina Stragaitė, mano brandos darbas vadinasi Atspindžiai. Nuo pat pradžių žinojau, kad statysiu portretą arba autoportretą, nes man tai ir geriausiai sekasi ir būtent žmonės mane labiausiai domina. Tiesą sakant, galvojau ne tik apie savo portretą, bet ir apie kito žmogaus, bet galų gale apsisprendžiau, jog vis dėlto įdomiausia būtų tapyti tai, ką geriausiai pažįsti, būtent save. Iš pradžių negalėjau rasti tinkamo būdo netradiciniam, įdomiam autoportreto kompoziciniam sprendimui. Vėliau gimė portreto atspindžio veidrodyje idėja, o tokiam sumanymui kaip ir pamaniau, jog savęs tapymas geriausiai ir tiktų. Pagalvojau, jog būtų įdomu nutapyti save atsispindinčią keliose veidrodžiuose. Taip gali atsiskleisti ne tik begalinis perspektyvinis portreto figūros atsikartojimas, nuėjimas į erdvę, bet ir pačio atspindžio paslaptis, kuriai pavaizduoti visai nebūtina perteikti tikslių, konkrečių charakterio bruožų arba veido bruožų. Veidrodis jau nuo senų laikų buvo žavėjimosi objektas, nes jis leidžia žmonėms matyti realius dalykus egzistuojančius tikrame pasaulyje, nors iš tiesų tai yra iliuzija. Tai yra tik vienoks ar kitoks pasaulio atspindys, todėl galima sakyti, jog veidrodis padeda atskleisti ne tik tikrovę, bet ir, tarkim, užslėptas daiktų savybės, naujus rakursus, perteikti naujus gyvenimo aspektus, emocinės būsenas arba net vidinį žmogaus pasaulį. Iš tiesų, tai veidrodis nėra vienintelė priemonė atspindžiui išgauti, todėl domėjausi ir daug eskizavau, kaip keičiasi objekto plastika pasitelkus kitas atspindinčias medžiagas, tokias kaip vanduo, metalas ar stiklas. Kiekvienas daiktas žmogų atspindi vis kitaip. Taip pat nuo to, kokiu kampu pakreipsi veidrodį, priklausys, koks vaizdas atsispindės kartais jis gali būti deformuotas, kartais atsiskleisti visai nematyti rakursai, todėl atspindys yra labai sąlygiškas dalykas. Jis nepastovus, jo nenumatysi, neapčiuopsi. Žmogus savo atspindį ant kiekvieno daikto mato vis kitokį, į tai reaguoja skirtingai, todėl ir kiekvienas atspindys gali atskleisti vis kitas žmogaus emocinės būsenas, savybės, asmenybės bruožus. Menas, mintis tai taip pat yra atspindys, tarkim, gyvenimo atspindys. Menas yra veidrodis civilizacijos, visuomenės ir jos papročių, tikėjimo, tradicijų, o svarbiausia ir paties menininko asmenybės atspindys. Nebūtinai per tapomą autoportretą, galbūt ir per spalvas, kompoziciją, ritmą, darbo tematiką, techniką, žodžiu, per paties menininko, dailininko sukurtą pasaulį. Taigi, kol menas vaizduoja menininką ir jo mintis, tol veidrodis ir atspindys čia užima labai svarbią vietą. Kalbant apie patį autoportretą, tai iš pradžių atsispindinčio personažas nebuvo pats svarbiausias objektas. Pagrindinė idėja buvo kaip tik mano atspindys, o ne charakteris. Čia autoportretas, kaip ir veidrodis, buvo priemonė pasitelkta atskleisti pačio atspindžio kaitai, ritmui, rakursams, o autoportretas buvo kaip optimaliausias sprendimas tokiams sąlygoms išpildyti. Tada suabejojau, ar iš tiesų įmanoma į savo pačios portretą žiūrėti subjektyviai, nesubjektyviai, o objektyviai. Vėliau portretas pradėjo dalyvauti kaip
kaip mano pačios reakcija į tai, ką darau, tai jau subjektyvu. Gali būti refleksija į, tarkim, į tam tikras situacijas, mintis, meną, žmonės, aplinką supantį pasaulį. Šiaip ar taip, veidrodžiai išdėlioti objektai iš skirtingų pusių, kad atsispindėtų keli atvaizdai, padeda atskleisti žmogų daug sudėtingiau, pamatyti jį įvairiau, netgi netikėtais aspektais. Ir kadangi veidrodis dažnai simbolizuoja pažinimą, tai autoportretas reikštų savianalizę. Veidrodis gali padėti atskleisti užslėptas asmenybės savybės, žmogus gyvenimo naujus aspektus arba nerealų, plika akimi, tarkim plika akimi nematomą pasaulį. Taigi tapydama nesiekiau perteikti detalaus savo charakterio ar konkrečios emocinės būsenos. Mano sumanymas buvo atskleisti kitą, nematytą nerealią erdvę ir pasitelkiant ritmą ir parodyti atspindžio kitimą ir perteikti gylį. Tai Kristina labai išsamiai iš tikrųjų pristatė savo darbą. Aš gal tik tai vienu kitu punktu norėčiau dar papildyti arba akcentą tokį uždėti. Šiaip labai įdomu, kad visos merginos tuos kūrybinį darbą pačios, kai rinkosi temą, jos pasirinko tokius uždavinius, kurie susiję su mūsų mokyklos programiniais uždaviniais. Jos kaip tik šiuo metu studijuoja portretą per piešimo pamokas, figūrą, kaip modeliuoti, kaip ištapyti šitos dalykus. Tik tai mūsų, aišku, buvo truputį sudėtingesnis dalykas, kad tie visi programiniai uždaviniai, jeigu jie čia yra, kad jie pavirstų vis dėlto meno kūrinį. Tai Kristina, dėl to mes pasitarė, kad tiesa norėčiau įterpti, kad Kristina yra labai gera portretistė ir kad jos yra dabar čia kaip tik pati mėgiamiausia sritis. Jinai tapo visus, šiuo metu paskutinis yra mokyto Šlapiko nutapytas portretas, pamatysit per peržiūras. Tai aišku, turbūt nieko keisto, kad jinai darė autoportretą. Bet ir tas autoportretas su tais atsispindinčiais veidrodžiais yra tokia labai dėkinga plastinė pati tema. Dėl to, matyti, jai pavyko taip gerai parašyti tą aprašą, surinkti tokią gausę tų analogų pavyzdžių, reiškia tiek gausiai. Ir be to dar Kristina, atsispindi tam apraše, plėtė tą sritį, ne tik taip siribojo aliejinės tapybos, ką darė pirmą kartą Drobės, reiškia, išbandė tą aliejinės tapybos technologiją, bet taip pat ir fotografavo. Tai yra jos atspindžiai ant lango, ant arbatinukų, ten dar kažkur tai atsispindi siluetė arba atspindžiai. Taip, žodžiu, šitą jinai labai ne tik gilin, bet ir platin, netgi, sakyčiau, tą temą išplėtojo. Na, o kadangi iš tikrųjų Kristina pasakė labai daug ir labai išsamiai, tai turbūt aš tuo užbaigsiu, jinai iš tikrųjų visus tuos etapus išsamiai atliko viską laiku ir labai gausiai. Ir išskaičiau vertinti teigiamai darbą. Ačiū Kristinai, galbūt klausimų turite? Gal koks dalykas įtaką padarė iš tų jūsų apžvelgtų apraše? Iš tikrųjų įtaka, neįtaka, bet jau kadangi seniai galvojau apie autoportretą, tai mane sudomino, kai būtent per dailės istoriją ėjome Diego Velázquezą, kur antrame plane veidrodyje matėsi karalius ir karalienės portretas. Greičiausiai tai yra pagrindiniai, kaip ir manoma, to paveikslo veikėjai, kuriuos galima pamatyti tik per veidrodį. Ir nuo tada aš būtent susidomėjau tokia tema. Ir galbūt dar vienas klausimas, ką naujo atradai darydama šitą darbą? Kas naujo buvo šitame procese? Naujo? Iš tikrųjų, eskizus, tarkim, eskizuodama, tai pastebėjau, jog sunkiau man sekėsi susitvarkyti su tonais, tai va kas naujo, tai būtent šitas darbas savo buvau išsikėlusi uždavinį, būtent tos tonus, kad jie nueitų į gylį sutvarkyti. Erdves sutvarkyti, taip.